O čia vyks ir live streamai, na. Sėgas atvykęs, na. Jei galvodami apie streamerius, jūs įsivaizduojate Paul Demiko... Oh, yes, mentioned! Įsivaizduojat, mes streaminam vieną kartą į savaitę. Ir tai! Ir mes jau esam the premier streamerio, tipo, pavyzdys. Ar Mr. Beastą, galbūt nustepsite, bet savo... Atsiprašau, mes su Mr. Beastu esam vienoje lentynoje, hebra. Streamerius, jūs įsivaizduojate Paul Demiko ar Mr. Beastą. Kai pasako streameris, jūs įsivaizduojat Paul Demiko, kuris streamina 2 kart per mėnesį. Ir Mr. Beastą, kuris nestreamina. Dabar į memus. Jo, eisim į memus. Einam pasižiūrėti mamų. Galim ir mamų apžvalgą padaryti. Mamų tier listą. Tai aišku, Dromėjos mama bus S tier. Labai atsiprašau. Aš žiauriai šališkas. Žinau. Sorry. Šį juokelį supras tik pastovus transliacijų žiūrovai ir Discordo bendruomenė. Prisijunkite. Nausėda ir premjerai. Ne korumpuotas premjeras, korupcijos šude paskendęs premjeras. O dabar turėsime dar ir absoliučiai tiesiog visiškai nekompetitingą, jokios patirties neturinčią, su rusišku akcentu šnekančią kitą premjerę. Tikrai puikiai, labai gerai. Jums būtų garbė ar gėda vadovauti Rusijai naudingiausius interesus atstovaujančią koalicijai? Pati esu 2 vaikų mama. Ir dažnai užduodu savo klausimą savo pačiai kaip mama. Why go there? Kas čia per? Kaip mes turėtume auklėti savo vaikus. Ir kartais tikrai man gėda būti čionais. Aš suprantu metaforą. Ruginienė, aš suprantu metaforą. Visa jūsų politinė partija yra tiesiog krūva vaikų ir juos reikia auklėti. Čia vienintelė metafora, kuri veiktų. Mes matome, kad mūsų aukščiausio lygio politikai stengiasi klijuoti etiketės. Wait, sorry, atsiprašau. What the fuck? Kur čia nuėjo? Pati esu 2 vaikų mama. Gerai, esi 2 vaikų mama. Iš esmės suprantam atsakomybės, kurios ateina su tokia pareigybė, vadinkim. Ir dažnai užduodu savo klausimą savo pačiai kaip mama. Taip, ir kaip mama aš savo klausimą užduodu. Kaip mes turėtume auklėti savo vaikus? Kaip man auklėti tuos savo vaikus? Tai aš suprantu, tikrai yra didelės apimties, rimtas klausimas, kadangi vėlgi tai yra viena svarbiausių gyvenimo atsakomybių. Teisingai užauginti savo vaikus, ar ne? Nu. Ir kartais tikrai man gėda būti čionais, kai mes matome, kad... Ir to klausimo savo iškelto, kaip auklėti vaikus kontekste, jai yra gėda čia būti. Mūsų aukščiausio lygio politikai stengiasi klijuoti etiketės. Nes aukščiausio lygio politikai klijuoja kitiem politikam etiketės. Oh my god. Ką? Kas per šūdas buvo šitas minčių traukinys? Jūs man galit paaiškinti, ką? Tikrai mums šakės. Turbūt saugu sakyti, kad blogiau negu šitas lavonas nebus, bet gerai irgi nebus. O su dabartinė nauja koalicija Dieve, ir vėl grįžom prie šito. Šitų memų aš tikrai tikėjausi, jei Disnėjus kurtų filmą apie Gedimino sapną. Labai geras memas, labai kokybiškas. Su Tapinu atsargiai susitvarkė su Tomaševskiu, susitvarkė su Pimpalucku, su Sinkevičium irgi ir dabar atėjo Ruginienės eilė, bet ne. Panašu, kad Ruginienės visi skeletai, kurie galėjo būti ištraukti, jau kaip ir buvo ištraukti. Aš nenoriu, aišku, jai prišnekėti. Iš kitos pusės man nerūpi, jeigu ir ją vėl nukabins. Bet prisiminkim ir kad mūsų mielasis teisingumo tėtušis Tapinas buvo praeitą sekmadienį cancelled, jeigu ką, po savo Nidos vakarėlio. Tai ponas virtualioji giltinė irgi turi už ką atsakyti, jeigu ką. Geras memas, visai cool. Tik tai Sinkevičius turėjo būti tada prieš Palucką, aš taip įsivaizduoju. Čia šitie turėtų būti sukeisti vietom teoriškai, ne? Ne, aš žinau, kad Tapinas atsiprašė, ten viską surašė, taip toliau panašiai. Tai viskas su to gerai, aš tai nu šiaip juokauju. Tapinas, kai paskelbiama nauja... O tas, kas darė šitą ChatGPT merge'ą, negalėjo padaryti jo, bent jau jo odos spalvo. Nu, gerai, koks skirtumas, ką žinau. Pavyzdžiui, kai Lidl pristato naują protein linijos produktą. Lidl proteino produktai jau praktiškai iš savęs memų virtęs reiškinys. Lidl kaip 5 minutės nepavertė įprasto maisto produkto proteininiu. Ne, bet rimtai, hebra, aš prieš savaitę Palangos Lidle radau proteininius raviolius. Proteininius raviolius. Ši maisto linija leidžia man labai nesunkiai ir, kas labai svarbu, labai gardžiai kiekvieną dieną surinkti reikiamą kiekį baltymų, kas mes visi žinome yra pagrindinė raumenų statybinė medžiaga, taigi šiandien perbėgsiu per visus Lidl protein produktus, kuriuos praktiškai visada rasite mano virtuvėje.
Gerai, tai visų pirma yra šita Piloš High Protein grūdėta varškė. Ji yra labai liesa, yra labai švelnios tekstūros ir yra puikia bazė proteininiam pudingui. Ką turiu omeny, tai dažniausiai šią tiesiog susimaišau su vienu kaušeliu bet kokiu proteininiu milteliu ir vien tik šitame 200 gramų indelėje yra net 208 gramai baltymų. Dienos metu aš mėgstu nemažai užkandžiauti, o vienas iš mano mėgstamų užkandžių yra sūris ir mano laimiai Lidl turi net 2 sūrio pasirinkimus su padidintu kiekiu baltymų. Tai yra Piloš High Protein sūris ir tada tik visai neseniai radau, kad ir Milbonos yra labai panaši serija High Protein čederio sūris. Tai va čia yra labai geri užkandžiai, kai po labai saldaus pudingo norite kažko sūresnio. Tada turime Piloš baltyminius pieno gėrimus. Kuo šitie yra labai gerai arba labai patogus, apart to, kad jie yra labai skanus, tai vieną tokią aš įsimetu į savo sporto tašę ir jį išgeriu iš karto po treniruotės. Tai yra labai gera alternatyva proteininiam batonėliui. Viename šitame 330 ml buteliuke yra net 35 gramai proteino. Paskutiniai 2 produktai yra tokie, be kurių niekaip neapseina mano dieta. Pirmasis tai yra padidinto baltymų kiekio šokolado skonio sojų gėrimas. Čia yra absoliučiai pati geriausia bazė baltyminiam kokteiliam. Labai skanu, daug baltymų ir man labai patinka, kai protein šeikai būna tiršti, o ne kai geri tokį kažkokį tai vandenuką su skoniu. Tik dar ką išduosiu, yra ir vanilinis man asmeniškai yra netgi gerokai skanesnis už šokoladinį, kas paprastai man niekada nebūna. Bet dabar, kai apsipirkinėjau, paprasčiausiai jų nebuvo, tai nusipirkau šokoladinį. Nu ir tada jau absoliučiai pagrindinis Lidl protein linijos produktas, tai aišku yra Lidl padidinto proteino granola. Traškus dribsniai su moliūgų sėklomis ir pieninio šokolado gabalėliai su pieno baltymų izoliatu, yra mėlynas pakelis ir geltonas pakelis, yra traškus dribsniai su žemės riešutais. Kažkada dariau Instagramo reklamą apie savo proteininę granolą, tik tai tuo metu aš reklamavau jos bazę ir sakiau, kad užsidedate bet kokios granolos, bet būtent tame vaizdo įraše žinoma naudojau šitą granolą, nes visada naudoju tik šitą granolą, man čia yra pats geriausias Lidl protein linijos produktas. Apačioje komentarų skiltyje pasidalinkite, kokį kitą įprastą maisto produktą Lidl dėrėtų paversti proteininiu. Žodžiai yra sudėtingi. Angliškai yes, ispaniškai si, prancūziškai oui, lietuviškai taip. Man va tokie memai labai patikdavo Western Union. Ypatingai, jeigu tai būdavo žodžių žaismas iš anglų kalbos. Aš užskaitau. Kaip ir kiekvieną vasarą, Palangos verslininkai sako, tokios liūdnos vasaros dar nematė. Bet kažkurią vasarą įvyko anomalija ir Palangos verslininkai buvo patenkinti. 2024 praeitų metų vasarą tradicijos keičiasi, pajūrio verslininkai patenkinti sėkmingų vasaros sezonu. Matot, karts nuo karto pasitaiko vasara, kuri net ir Palangos verslininkam tinka. Kalbant apie vasarą, MG Vinelio. Vasara baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. Yes, kaip mums šito reikėjo, ačiū labai. Degeneratų reakcijos. Malinauskas 3 lentyna, trash streameriai už viską atsakysi, turi daug pinigų. On stream, on god, už viską atsakysi. 3 lentyna, prisiekiu, mark my words, on streamo už viską atsakysi. Bet už ką atsakysi? Mark my words here. Tu visai už viską atsakysi. Už ką? Jis tiesiog jūsų turinį parodė. Jis net neinsinijavo nieko, jis tiesiog parodė jūsų turinį. Hei, yra tokie vat valkatos čia pas mus. Jeigu ką, būkite atsargus, nes jie taip elgiasi. Daro visokiausius niekšiškus poelgius ir šlikščių ten visokiausius. Bet aš nedalyvau tame. Aš nedalyvau tame. Aš nedalyvau tame. Aš ten nedalyvau. O Jėzau, buvote Maskvoje, neprisimenu. Pasakykite man, ar čia memas, ar šitas šunsnukis iš tikrųjų kažkada atsakė į klausimą, buvote Maskvoje, neprisimenu. Prašau, čia memas tik tai. Okay. Aš realiai nenustepčiau, jeigu į klausimą, ar buvote Maskvoje, Paluckas atsakytų, nepamenu. Manęs tai absoliučiai niekiek nešokiruotų. Jeigu jis taip meluotų. Koks šitas geras. Kad ir kaip man skaudu ir aš jau atsiprašinėjau on stream bent kelis kartus. Atsiprašau, taip aš suklydau. Bet šitas memas labai geras. Oi, kokia sena tema, bet iš tikrųjų, kaip per greitai mes apie šitą didvyrį pamiršom. Narauskas, apibėgau menulį tik su maišeliu oro. Paaukok man pinigų, apibėgsiu Jupiterį, Jėzau, kaip miela, labai gerai. Nesureikšminam, įskrido ir išskris Ramekas, visa Lietuva, dronai puola Lietuvą, Paluckas. Nu ble, duokit medų ramiai išsukti. Tas įvykis buvo tarpe tarp 2 streamų, kurie buvo labai toli vienas nuo kito. Aš kaltas dėl to, aš suprantu, aš atsiprašau už tai, bet paskui jau tiesiog nebegrįžau, nes tema buvo pasenus, nes man atrodo, kad suhandlinimas viso to išskridusio drono buvo totalus šūdų malūnas, kur tipo tikrai mūsų krašto apsaugai neprideda karmos taškų. Tragedija visiškai, bet visi nuo savęs purtosi atsakomybės. Nu
vat, man irgi taip atrodė. Tu visada atsijungęs būni, kai rimti dalykai vyksta. Kai sakai, Ieva, atsijungęs, tai neplugged in į naujienų srautą. Aš nebūnu atsijungęs kaip kad tipo kominis. Bet ačiū. Drono stebėjimas Lietuvoje, kariuomenė Vilniečiai. Va, ką aš ir sakau. Man atrodo, kad šitas memas labiausiai perteikė visos tos situacijos suvaldymo sentimentą. Pakartosim. Ruginienė tampa premjerė, Sodros rezervas. I'm in danger. Liliputas žemaūgis. Aš suprantu, kad čia visas bairis yra klajumo skandalo šleifas, bet iš tiesų mes turėjom tokius šokoladinius saldainius, jūs pamenat? Ir jie vadindavosi... Na... The N-word. Su laiku jų pavadinimas buvo pakeistas, nes, tai tiesiog yra rasistiškas žodis. Tai jeigu šitas žodis yra žeminantis ir menkinantis, ar nėra tada tiesa, kad turėtų būti pakeistas ir šito sūrio pavadinimas, ne? Ar esu čiulpęs saldainį bibi? Esu, Justinai, taip. Šis bairis buvo juokingas, kai buvau 4 klasėje. Aš kai pavadinu kolegą debilu ir turiu... ir turiu aiškintis HR-ui. Aš pasakiau, aš nesigailiu ir aš nesiteisiu. Kolegos, ačiū. Čia va visiškai taip yra dėl Valiaus Ąžuolo. Valius Ąžuolas yra pats didžiausias kada nors į Seimą išrinktas retardas ir aš... Pasakiau, aš nesigailiu ir aš nesiteisiu. Visiškai teisingai, va tai va. I said what I said. Ta pati energija. Šitas bičas aiškina Taipanai, legendinis, labai mano mylimas memas, tai va aš... Vat maždaug lygiai taip pat aiškiau speedui bandžiau paaiškinti dalykus. Kai prisijungi prie Zoomo po savo... Va, hebra, čia jeigu tą užpraeitą, kurį aš ten savaitgalį baudingęs, jau tų savaitgalių, kai aš baudingęs, šiaip tiesą pasakius per daug, ar ne? Jeigu rugpjūčio 3-osios sekmadienį, kuomet nebuvo streamo, aš būčiau prisijungęs, tai žinokit, vaizdas būtų buvęs dar 3 blogesnis. Bet tiesą pasakius, kodėl Gabrielius toks pavargęs? Kas čia įvyko? Susitiks Trumpas ruošiasi Trumpas ruošiasi susitikimui su Putinu. Fantastika. Kaip tik šiandien dar žiūrėsime kelis reportažus apie tai, kaip Trumpui sekėsi atlikti šį dailo oralinį. Amžius kitas, bet niekas nepasikeitė. Tai yra 1938 metų Miuncheno susitarimo kontekstas, kai Nevilas Chamberlainas, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas, spaudžia ranką Adolfui Hitleriui. Tai buvo momentas, kai vakarų Europos lyderiai bandė diplomatiniu keliu užkirsti kelią karui, leisdami Vokietijai prisijungti dalį Čekoslovakijos teritorijos. Deja, tai ilgainiui tik atidėjo antrąjį pasaulinį karą, o susitarimas tapo žinomas kaip nesėkmingos nuolaidžiavimo politikos simbolis. Blinkevičiūtė, gintas yra... šitas iš tikrųjų labiau juokina negu pykdo. Deliuzija. Tiesiog socdemų deliuzija. Ir čia yra 24 dienų senumo publikacija. Tas, kas ją darė, dar nežinojo, į kokį dar didesnį mėšlą mus dabar toliau vels socdemai. Aš jau savo tiradą išsakiau. Sekančiose rinkimuose visi tie, kurie balsavo už fucking socdemus, atsiprašinės ir kruvinais keliais prie balsadėžių braukys iksus prie konservatorių. Jūs prašysit, kad grįžtų į valdžią Šimonytė po tokio šūdų malūno, kurį jūs sukūrėt. Pasirodė naujausi politiniai reitingai. Gyventojai mano, kad tinkamiausia premjerė Šimonytė. Tai reikėjo balsavimuose tai parodyti. Kai darbė viskas griūna, bet žinai, kad tuoj eisi atostogų. This is fine. Kiek kartų Paluckas buvo įrėmintas į This is fine memą? Va. Kaip smagu. Jėzu, kaip jis dar nežinojo, kad jisai fucking skris iš savo pareigų. Aš visiškai neironiškai, nei kiek nejuokauju. Šitas išbėgimas į krantą plikam bus Palucko politinis legacy. Tai tiesiog parodo, ant kiek tai yra politinis lavonas. Va šitas išbėgimas, čia yra didžiausias jo politinis palikimas. Čia yra idealus vyro kūnas, taip sakyt. Jeigu ir kritikuot Žemaitaitį už kažką, tai tikrai ne už jo figūrą. Svarbiausia yra savim pasitikėti ir save mylėti ir gerai jaustis ir būti sveikam. Kokių jūs formų, visiškai nesvarbu. Kiekvienas asmeninis reikalas. Šis žmogus nusipelno kritikos toli gražu ne už savo išvaizdą. Ir taip laisvė papams. Dabartinės politikos Aš norėjau pasakyti, kad name a more punchable face, bet aš jokiais būdais nesakau punch the president, okay? Paluckas sujungtas su Nausėda. A very punchable face. However, do not punch the president. Ačiū. Po taip ir gyvenam. Kaip man palankiau tokią nuomonę ir turiu. 2023 gegužę. Budbergytė. Šiugždinienė turėtų atsistatydinti ir neieškoti savo pasteisinimų. 25 Liepą. Budbergytė. Premjeras padarė klaidą, bet situacija stipriai sureikšminama. Nu tai aišku. Socdemai tokie bestubūriai. Tokia lavonų partija. Niekas socialdemokratai. Čia yra 9 dienų senumo publikacija. Reiškiasi dar savaitė iki naujosios koalicijos, kurią aš šiandien jau apšaukiau. Tai šito memo autorius dar net nežinojo, ant kiek jo memas dar aktualesnis bus po
po savaitės. Absoliutus visiškas susimalimas savęs į faršą. Ruginienė apie vizitus į Rusiją. Nežinau, ar aš turiu gėdytis. Žada būti principinga, jei ministrams klausimų turėtų tarnybos. Mes šitą palėtėm jau paskutinėme streame, kur aš truputėlį bandžiau ją išteisinti iš tos pusės, kad, ten, tipo, jos giminės gyvena. Bet tada, aišku, jūs mane informavot ir pamenat, kažkaip patys reiškia, kad tolima giminė ar nelabai artima giminė. Ir aš tada jau nesupratau, tai ko tu ten iš vis važiavai. Kol Ruginienė ruošiasi kitam pokalbiui su Nausėda, vis dar turi teisintis dėl savo kelionių į Rusiją prieš 10 metų ar šiek tiek mažiau. Tai yra tolimi giminės. Tolimi giminės, tai kam tada tau ten važiuoti, alio? Kažkada tai gyveno mano močiutės brolis, bet jau yra miręs, tai likusi jo žmona pensininkė. Elena pasakė, kad ten močiutės brolis, tai net ir jo nėra. What the fuck, tai ko tu ten iš vis važiuoji? Tai bent jau sakyk, kad ten tavo artimas žmogus, ką žinau. Žodžių grandinėlė. PM Paluckas, Paskoluckas, Skoluckas, Krupckas. Studentas bandai išsinuomoti butą Vilniuje iš stipendijos. POV brokeris rodo vieno kambario butą už 700 europietiškų Vilniuje. Oi, čia aš galėsiu pakomentuoti. Tai čia namo įėjimas gaunasi. Toks vaizdas viduj, centrinis šildymas. Skamba kaip Gitas Sobolevskis. Tomas, man atrodo, Gitas Sobolevskis. Teisingai, legenda. Žalgirio mūšis ir 1410 metai. Vienetas. Stulpas kažkoks, tai kuolas būtų, basliukas kažkoks, tai patekintas kažkoks rastelis. 4. Kėdė gali būti. Kitas vienetas. Jeigu čia stulpas kažkoks, tai gali būti kuolas, kuris laiko stulpą tą. 0. Žiedas kažkoks. Važiuoja eismas, ratu žiedu apvažinėja žmonės. Baranka, kepurė, apvali irgi gali būti. Įsivaizduok, tas stulpas storas stovi, vyrai kariauja žalgeriečiai visi, Valančiūnas, Kalnietis, Jeftokas, pakariavo kelias valandas, atsisėda pailsės. Nu kiek galima kariauti, atsisėskim, pailsėkim biškę, ne? Atsisėda ant kėdžių ir žiūri, kad tą storą stulpą laiko kuolas, kad jisai nenuvirstų niekur. Ir visas karas vyksta žiedė, dideliam žiedė vyksta. Saloj dar geriau, tarp medžių, tarp džiunglių. Viskas, Žalgirio mūšis. 1:40. Nebėga, galima naudotis pečiai šyla. Name yra įvestas visas komunikacijos, tai yra nuotekos čia uždengta, vandentekis čia išūlinė ir naujas elektra trifazis įvestas. Tiesą pasakius, Naujamiestyje toks butas tokios būklės kainuotų maždaug apie 700 europinių į mėnesį, aš visiškai pritariu. Gal ne Lietuvoje, tiek kiek Vilniuje. Aš prižadu žmonai negerti. Valgyti ar nevalgyti kaklaraištį, tiksliau tesėti ar netesėti duotą pažadą. Štai tokia dilema iškilo Seimo nariui Giedriui Drukteiniui. Seimo narys, politikas meluoja ir vartus iš gaižio ir yra triochala? O ne, negali būti. Tikrai ne su tuo politiko portretu, kurį ir toliau kūrė ir gilina socdemai. Prapylęs lažybas socialdemokratas aiškina, kad jo pažadas buvo tik metafora. Turim tai? Tu fucking šliūžė. Niekas tavęs už liežuvį netraukė, niekas tavęs nevertė padaryti to pažado. Siekiant parodyti savo poziciją, ginant buvusi premjerą Palucką. Fiziška triochala, absoliuti, tu jokauji? Susilažinkim rūtą. Jeigu mūsų premjeras bus priversas atsistatydinti, spaudžiamas va štai šitų klausimų ir taip toliau, aš jums pažadu, aš suvalgysiu šitą kaklaraištį. Gerai? Kas durniausia, ko aš nesuprantu, kad žmogus pats sugalvojo lažybas, kuriuose abiem atvejais tu praloši. Vienu atveju tu turi valgyti šlipsą, o kitu atveju bučiuoti Janutienę. Aš šiaip tiesą pasakęs, nežinau, kas blogiau, gal aš tada tiesiog valgyčiau šlipsą. Kolegos, ką, sušokti gal ką nors, va, be kaklaraištį. Tu jau suvalgėt gal kaklaraištį? Taip, suvalgiau. Niekas tavęs nevertė šitų lažybų daryti. Niekas nevertė tavęs savo kaklaraištį dėti ant linijos. Ir jau, kaip sakoma. Štai čia matom puikų vartymos iš gaidžio pavyzdį. Suvalgiau ir jaučiu, kaip sakant, suvalgiau čia. Tu pats save pastatėjai šitą padėtį. Ką tu čia dabar trini tom rankom? Ką tu čia dabar vaidini? Jie yra tokie unserious. Tokie visi unserious. Tokia šūdų partija. Jau antras pasimatymas ir suvoki, kad vėl teks apmokėti sąskaitą. Vakar aš, pavyzdžiui, irgi apmokėjau sąskaitą, bet aš esu linkęs taip daryti ir neturiu jokių problemų su tuo. Jei kam įdomu. Iš Kaliningrado tranzitinio traukinio pabėgęs rusas buvo rastas. Aš žiūriu tave pasaulį pro atvirus langus. Puiku. Ar čia yra kadras iš to karto, kai kažkokia moteriškė įlėkė pro Egeo vartus? Tipo taip, vat.
Uik tu savo. Jis čia tipo atvažiavo ir dar persiparkavo taip, kad galėtų tiesiai į vartus įlėkti. Eik tu šik. Mes visą laiką laikome savo pirštą ant popkultūros pulso, mes žinome. Imigrantai nekelia pavojaus, imigrantai. Pjūvį užvalgė svogūnų, užkalbinį merginą. Na, labai juokinga, nes šitos antraštės kontekste Sinkevičius turėtų būti ta mergina ir jinai turėtų būti kaip ir tokia nepasitenkinusi, savaime suprantama, kodėl. Iš šių žabtų smirda svogūnais. Bet nūdienų aktualijos sufleruoja, kad šitai merginai patinka tas svogūnų tvaikas. Pauliau, jie tave vadina I show slow. Fucking 3 tram tempų bėgau, koks I show slow? Va čia tai I show fucking weakness. Va čia tai I show fucking weakness.